bet vis dėlto pasakyk, dėl ko mes čia esame. Paskambino dukra 2 tėvų. Tipiška situacija. Jie jau, žinok, 2 savaitės tyli, nesikalba. Nesikolioja, nesibara, nesimuša. Šiaip yra kultūringi žmonės. Tiesiog tyli ir nebendrauja. Kaip čia, užsiraukia vadinasi šitas bairis. O ją labai bėsina, žinok. Ta dukra? Jo. Tai aš ir klausiu, ar jie kada nors, žinai, bent jau pasibara. Ne, sakė, va tai va. Tylėjimo tokie susipykimo periodai, po savaitę, po 2. Jeigu susipyksta, tai jau tyli. Prašau, kad mes su jais pabendrautume. Labą dieną. Labą dieną. Šandrius. Leonas. Neringa. Labas. Malonu. Tai kiek jau laiko vedė Ramutė? Greit 20 bus. 20 metų. Kažkur tai apie 20. O papasakokit, kokia jūsų žmona Ramutė? Kokia ji kaip žmogus, kaip žmona? Kaip žmogus, tai jinai geras žmogus, sąžiningas yra, geros širdies, visuomet supras, padės bėdoj ten žmogui, sakysim, ar šeimos nariui, giminiai. Bet šiaip, matomai, gal kaip kiekvienas žmogus turi savo tokių šizų. Jokios romantikos, pradžioje gal ir buvo, dabar absoliučiai jokios romantikos nieko nėra. Namai, virtuvė. O paskutinį kartą dėl ko susipykot? Paskutinis kartas buvo jos išvažiavimas į Italiją. Dėl to, kad jie išvažiavo į Italiją, jūs užpykot? Iš karto kažkaip tai priėmiau kaip kokį juoką, o paskiau matau, kad rimtai išvažiavo, reiškia, jau apsipykę buvo, grįžau ir pradėjom vienas kitam priekaištauti kažką, tai va, taip suprantat, ir nuo grįžimo laiko nebesikalbam. O tai kaip jūs sprendžiate tuos konfliktus iškilusius? Nu gal tylėjimu, suprantat, vienas kitą ignoruodami, nekalbėdami. Tai kaip jūs jaučiatės dabar? Žinot, jau man įkyrėjo viskas. Įkyrėjo tas jos tylėjimas, vieną gražią dieną aš ją išvysiu vėliau. Įdomi čia situacija pas jūs. Čia, žinot, blogai, jie tyli, nesikalba. Mums reikalinga kažkokia terapija. Reikia kažką sugalvoti, kad jie vienas kitam galėtų išreikšti tas emocijas pagaliau. Jie turėtų išsilieti vienas kitam. Labą dieną. Čia firma Oksalis? Malonu. Ar turite laisvų šautuvų? Dėkui, atvažiuojam. Nesupratau. Tu ką nori, kad jie vienas kitą nušautų? Būtent. Už Italiją. Čia už bakarodus. Čia. Čia. Gavai, ko nusipelnė į kailį, ką? Katras daugiau nusipelnė. Gaut. Na tai kaip, susikalbėjot? Pasikalbėjom. Normaliai viskas. Normaliai pakalbėjot. Ačiū, normaliai. Tai ką, išeinam į Europą?